Prabėgsime pro visą procesą, gavome naujus ratus, kaip naujus, gavome naują užsakymą, senų ratų tvarkyti, va čia matot, pažeisti ir taip toliau. Tai dabar koks procesas, šitie ratai nusims padangos, prasisuks, jeigu reikės lyginsis ir tvarkysis. Sekantis etapas - dažų šalinimas ir korozijos šalinimas. Taip ratai atrodo be dažų prieš smėliavimą. Kai ratai be dažų ir nusmėliuoti, tada vyksta visų nelingumų, kantų ir visų nešvarumų paruošimas ir ratų pašiaušimas. Po paruošimo ratai dažosi milteliniu būdu, eina gruntas, spalva ir lakas. Aišku, jeigu daimon katas daromas, tai eina gruntas, spalva, nusitekina ir tada lakas. Ratas, kaip matote, dažosi iš visų pusių. Ir einam tada pritekinti. Kai ratas nusidažo ir jeigu jį reikia tekinti, atlikti diamond cutą, jis tada įsideda į stakles ir visas taip tekinasi. Taip atrodo ratas jau nutekintas ir paruoštas lakavimui. Aišku, dar čia reikia nusivalyti viską ir keliaus atgal į pečių, nusilakuoti. Čia jau matote finalinį rezultatą, kai ratas yra nutekintas, nulakuotas, aišku, nudažytas, paruoštas ir sumontuotas, paruoštas dėti tiesiai ant automobilio. Laukiam visų apsilankant pas mus Kaune Kalvarijos gatvė 38, Vilnius, Varnės gatvė 2.